Labą dieną, paslaptingas senovinis dėžutės žiūrėtoje. Šiandien lėsimės į Loreno rajoną esantį Oslį, kur modernus miestas susikert su menu. Ten visur pilna skulptūrų, išsibaršius po visą rajoną ir mes pabandykėme mano susas surinkti ir leidamės į žygį. Pasilgau miestų, jų sienų aukštų, tad spaudžiu pedalą ir lekiu, vis lekiu. Link miestų tolimų Neskaičiuoju kilometrų ir mašinoj praleistų valandų. Tik spaudžiu pedalą ir lekiu link miestų tolimų. Aš sakyčiau, toks apytuštis. Žmonių nesimato visiškai. Nors ir nuosapšytas buvau geroką pašalę. Gal pasisakėm į kaimėlį. Pažiūrėjom, ką atrodo kaima naujų statybų. Aš čia vasarą ir daug gražiau. Kai viskas žaliau žydi. Kokie įdomi. Varta gelžinė, kaip kiaulių žaidė. O tokiai, nikada nesuplyš ir nieks nu nepavogs. Dabar, kad krepšinį tinklelę nelinsiūginė. O, matot, šitą ledą, kaip minėjau, buvo minus 2 laipsniai kažkur buvo. O, toks uždars kaimėlis, rajonėlis. Bet mums reiks grįžti atgal į pagrindinį kėlį, kad mes prieitume prie tų skulptūrų visokių. O, žiūrėk, kaip išnaudoti ir tušti sėjiną. O, ko čia minkšta danga, tik malonė. O, ką gal laipioti. O nusimat naujos statybos. Jau sklyps paruoštas. Nu, mes sekėm purčią. Išėsim į pagrindinį kėlį. Lipam po biškiokį kalną. Pasata pradėjo žemėti. Toks jausmas, kada nei bandė iš viršaus sulyginti ten, kur buvo žemiau, buvo aukštesnė, kur aukštai žemesnė pasata. Ir kuo aukščiau daugiau žmonių. O čia prasidėjo parduotuvės.
Priekyje veterinarės klinika, tai ant sienos didelis šunys nupieštas. Priėjom pirmoji skulptūra. Einu lėtai pro gatvių šviesas, Lūrent kažkoks miesto prekybos centrus. savimas, O čia skulptūra, higiena. keičia. Skulptūros stovi, žiūri į mane, tarsi sargai nuo senų laikų. Po lerandam, po šviesiom lempom, kur menas ir miestas šoka kartu. Po lerandam, tarp Kitų gaisrų, gatvės pusėje tarp vėjų. matau pleką kuilį stovintį. Toks biški padrebusi pilvų. Girdžiu balsus iš akmens ir pliažų. Toks gerulis Zidanas. Pasakojo, ką pamiršo dieną. Kiekviena forma mintis sustingus. Kiekvienas žvilgsnis tarsi malda. Nori ką nors jau amžinti. Po šviesiom lampom, kur menas ir miestas šoka kartu. Po lerandam, Didelės tarp kiaulės garsų, esam prie tarp vėjų. kažkokį Aš randu teatraus ramybę, skirtos ten, skulptūros. kur žodžiai tylūs būna. Tarpus labai bjaurė yra, nes saulė šveit, tai pasysui pradeda blizgytis pašalia. O čia Nusileidžia tyliai ir nežinau, tie žingsniais pagal figūrų būtum kaip moteris, tarp gatvių bet aidų. žiūrėk, Aš dar pasiliksiu arkliaus kanopą į sumoną, didelį pėdą. Čia yra mergdydžia pėdė. Stirnas galva, ne elniaus, nežinau, kino galva. Čia reklaus medžiotojai. Kur menas ir miestas šoka kartu. Toliau, Po lerandam, ten, kur tylos slėp čia visą gatvę, nesibaig. Aš rasiu save ir kelionės. Kažkas pats galvos nunešė. Matau, čia kūna dalis. O čia su nepilna galva. Tai greičiausia rumunų darbas. Į metalą laužą nuvežė. O čia ir dalis moters kūna. Čia tai didelis akmuo. Pro gatvių šviesas, miesto savimas, Kas čia yra? Ai, ovens. skulptūros stovi, žiūri į mane, Ovena galva. tarsi sargai nuo senų Kaip iš kitos pusės matos. Ne, iš kitos pusės nieko gero nėra. Po Čia vis šviesiom akcentas. lampom, Iš čia. kur menas ir miestas šoka Nežinau, Hebra, kaip jums perdat, bet koks čia kvapėlis prie to ovena. Ir tikriausiai kababėje nepripat. Tai baigu apsiryti sėlimu, dabar jau ir 5 metų. Nežinau, ar aš atsilaikysiu, ar teks sugrįžti pirkti kebabų valgyti. Taip nenorėčiau aš nuo šiandien. Galvojau, pasivakščios, bei kalorij sudeginsiu. Bet jie taip toliau bus tokie kvapa, galiu įsisigundyti. Galbūt visko. Bet mes stipri, mes atsilaikysim. O dabar einam į vaikų žaidimų aikštelę, kur irgi yra pilna skulptūrų.
Reikia mums pasitinka kažkoks bežiončirekis, merga, ant peties užsimėtis. Jo, čia bežionė. Ir galėtume priskirti prie didžiapėdžių. Žiūrėk, kokiam pėdu. Nugrina kapmon, kiečiam šeštas garantauta. Daugiau nebesisoksiu, nes atsisuksiam į saulį ir niek nebežiūrėsim. Čia gan įdomi instaliacija. Saga žiūr per žiūronus. Aš dar pasiliksiu, dar trumpam čia, kur šviesa glasto senus veidus akmenį. Po lariam dangum, po šviesiom lampom, kur menas ir miestas šoka kartu. Bieški, mato žolelį pašalus, pabalus. Ten, kur tylos Kas čia toks? Musis baidas su vytkočiu. ir kelionė tęsis vėl. Ui, bėgam. Bėgam nuo saulės, kiek posė. O čia turi žiūrėti. Tarpanu, tik nežinau, ar jums matysės, tai žiūrėsit, kad čia yra vaizduot žmogus. Išgraviruot. O čia kits, o čia štai ryškiau matos. Vienau viens priešas kitą. Du tokiai stovi. Einu lėtai Grįžtam atgal pro gatvių į šviesą, Perivėlį, apiesim ratą. miesto senos tyliai kviečia, skulptūros stovi, žiūri į mane. Tarsi Panašiai akmenukus sargai band skaičiauti nuo senų laikų. žmogiems. Po lariam dangum, po šviesiom lampom, Kas čia per skulptūrą? menas ir miestas Visišką netružuolį supratim. kartu. Po lariam dangum, Kažkokie tarp garsų, tarp krikraga, daugiau niek. aš randu ramybę ten, kur žodžiai tylūs būna. Girdžiu balsus O čia, iš akmens kaip ir matau, vyrą plieno. lavon Jie susdengęs. pasakoja, ką Peronkai išlindus. šią dieną. Kiekviena forma Reik veisti plūmis grolį, lai išsiveža. Kiekviena O čia kuoj. žvilgsnis tarsi malda. Išlindus. Po Įdomu sugalvoti. po šviesiom lampom, O, čia geras skulptūrėlė. kur menas ir miestas šoka kartu. Po lariam dangum, tarp garsų, tarp vėjų. Dėdans ant komil, Aš randu ramybę pols išverts, ten, kur žodžiai tylūs kolis, ant arklį pasidėjęs. O arklio saudė, kad atrodo šūts išlindus. Kodna neįrūko tai skulptūras darydami. Čia tai geras. Reikėtų iškitus posėdžių šilskį, maišaus aš. O kai naktis nusileidžia tyliai Taip geriausia matosi. ir žingsniai skamba tarp Taip, konkret, gatvių kokie. aidų, aš dar pasiliksiu, dar trumpam čia, kur šviesa glosto senus veidus akmenį. Po lariam dangum, po šviesiom Galva. Tuščia kur vidurį. menas ir miestas šoka kartu. Po lariam dangum, ten, kur tylos pakanka, aš rasiu save ir kelionė tęsis vėl.
Dabar pilna matos tas skulptūros, patrikantė. Bet kai pasisuks, bijau, kad saulė nepradėtum šveisti. Šitą merginą veitavom. O čia kažkokį beiščiūnis galva. Einu lėtai pro gatvių šviesą. Iš vienos pusės saulė ir gerai, iš kitos pusės nelabai. Nes niek nėm nefilmuot normaliai. Ne, iš tai gerai matos, va. Sufokusavo. Nes tai šešėlis stovi. Tai saulė atsisukė. Tai dar turėjom dvi didelis galvas. Čia turėjom dvi didelis galvas. Reikia pasisukti taip. O, taip sufokusuovom biškį. Iš kitos pusės. Gal geriau matysies. Jo. Vieni iš akmens, kita iš geležies padarys skulptūrą. Da, kur iš akmens yra raudonos atsėdis žmogiuks. Atsistui prieš saulę filmuoti, o ant šešėlis krenta. Nu, atrodo, žaidėjimo aikštelė kaip ir viskas. Reikia bandyti toliau vėl žiūrėti. Gal dar kur nors rasiam. O, užmačiau. Dar vieną mažą berniuką. Dar turėjome gėlių, nevasksynų žydėjai. O čia mažas berniuks. Kas baisiausia prieš saulę. Reportažką reikėtum pabaigti iš tų miestelį, nes daugiau kiek jau nebemačiau skulptūrų, nebent dar pasisuks kur nors į šoną, esam kitas kelias, tai gal ten kažkur dar ir sutiksem iš tų skulptūrų, nematytų. O šiaip tai reportažėlis baigts.